Manoma, kad Maldekas buvo sunaikinta planeta, kuri dabar yra asteroidų juosta tarp Marso ir Jupiterio. Maldekas buvo karinga civilizacija, kuri neproporcingai stipriai ištobulėjo techniškai ir protiškai, kol sugebėjo tiesioginė prasme susprogdinti savo planetą. Sprogimas esą nuplėšė Marso paviršių ir pasuko Žemės ašį, todėl dabar turime 365 dienų orbitą vietoj pradinių 360 dienų, kurios sudarė Žemės metus. Maldakiečiai yra labai reti. Jie itin gabūs protiniams gebėjimams ir turi problemų su emocijomis. Jie labai apgalvotai priima sprendimus ir yra linkę gerai apgalvoti savo pasirinkimus, bijodami sukelti pražūtingų pasekmių. Maldakiečiams reikia laiko, kad imtųsi pokyčių, nes jie bijo viską sugadinti. Jie yra gabūs strategai ir analitikai. Šių sielų negatyvus aspektas yra socialinis nepatogumas arba nerimas, nes jie prastai supranta savo emocijas. Jiems sunku suprasti savo emocijas ir dažnai gali atrodyti kaip šalti ir nerūpestingi žmonės. Versle maldakiečiai yra klasikiniai verslininkų pasaulio pamišę mokslininkai. Jie pasižymi dideliu protiniu aktyvumu, todėl gali sugalvoti išties genialių idėjų. Tačiau paprastai jie nėra tie, kurie šias idėjas įgyvendina. Maldakiečiai yra nuostabūs išradėjai ir mokslininkai. Jie gali būti neįtikėtini novatoriai, tačiau jie nelabai domisi verslo puse ir yra laimingi kaip darbuotojai, kad galėtų susitelkti į savo darbą, išradimus ar produktų kūrimą, o ne į verslo valdymo detalės.